Prieš 100 metų Azijoje buvo atrastas labai svarbus higienos požiūriu, vėliau tapęs rimtu ritualu maudymasis kubiluose, kuris mūsų laikais paplito visame pasaulyje, o dabar vis labiau populiarėja ir Lietuvoje. Kubilų populiarumas sąlygoja tai, kad maudytis galima ištisus metus po atviru dangumi, kas suteikia didelį malonumą, pilną atsipalaidavimą bei sustiprina sveikatą. Didelis privalumas yra tame, kad kubilai yra kompaktiški, lengvai perkeliami iš vietos į vietą. Medienos gaminių rinkoje yra du tipai lauko kubilų. Tai yra mediniai kubilai ir plastikiniai kubilai. Esminis skirtumas tarp šių dviejų gaminių yra tik tai pačio kubilo įdėklas. Iš išorės atrodo, kad tai yra medinis kubilas gražiai apkaltas lentelėmis. Tačiau pats didžiausias skirtumas tai yra jo ilgamžiškumas, jo eksploatacinės savybės ir valymo bei priežiūros ypatumai. Šiek tiek plačiau dabar pristatysim, kas tai yra plastikinis kubilas ir kuo jisai skiriasi nuo medinio iš esmės ir kodėl galima būtų tokį variantą pasirinkti galbūt kaip priimtinesnį, lyginant su klasikiniu, senoviniu, originaliu mediniu kubilu. Visų pirma, tai yra įklotas iš labai patvarios medžiagos polipropileno, kuris turi tokias savybės kaip ilgamžiškumą, atsparumą ultravioletiniams spinduliams, šilumai, šalčiui, galbūt šiek tiek yra jautresnis įbrėžimams. Polipropilenas yra gaminamas iš 5 mm storio lakštų, kai kurios detalės yra iš 8 mm storio. Esminis skirtumas tarp plastikinio ir medinio kubilo yra tame, kad plastikinio kubilo valymo ir priežiūros sąlygos yra ženkliai lengvesnės, nes išvalyti plastikinį kubilą galima pačiomis populiariausiomis cheminėmis valymo priemonėmis, ko negalima daryti turint medinį kubilą, nes tos agresyvios dažnai cheminės medžiagos įsiskverbia į medienos vidinį paviršių ir tai gali įtakoti žmonių sveikatą. Turint medinį kubilą reikia žinoti vieną dalyką, kad jį įsigijus iš karto negalėsite pradėti eksploatuoti, nes kad pradėti naudotis tokiu kubilu reikia, kad būtų išbrinkintas pats vidinis šito kubilo paviršius. Vadinasi, porą dienų reikia prileidus vandens laikyti šitą gaminį, kad jisai būtų paruoštas eksploatavimui. Plastikinis kubilas iš karto galima pripilti vandenį, jį išlaikius, pasinaudojus savaitę laiko, labai lengvai, komfortiškai atidarius dugne esančią angą, tą vandenį išleidžiam, kaip iš vonios, išvalom paviršių ir jisai yra parengtas tolimesniam naudojimui. Medinis kubilas turi dar vieną tokią savybę, jisai negali būti be vandens. Jeigu mes jį paliksim ypač saulėtą karštą dieną sausą, tai jisai anksčiau ir vėliau išdžius ir suskilinės. Vadinasi, jame pastoviai turi būti vandens kiekis pripildytas tūris, bet kaip žinia, pats vanduo negali ilgai būti laikomas dėl to, kad jisai surūks. Vadinasi, reikia vėlgi tą vandenį keisti. Tas pakaitinis procesas vėlgi užima ir laiko ir reikia pastoviai sekti šitą būseną. Žiemos atveju plastikinėme kubile griežtai draudžiama palikti vandenį, kadangi tai įvyks toks efektas kaip skilimas pačio to kubilo. Nors iš esmės plastikinis kubilas, palyginus su mediniu kubilu, yra ganėtinai patvarus ir turi pranašumą tame, kad jisai atsparus ir smūgiams ir neturi tokio kaip ir hermetiškumo problemos. Jeigu medis netinkamai laikomas, anksčiau ir vėliau gali įvykti nutekėjimas tarp lentelių, kaip ir statinėje bent kokioje. Plastikinis kubilas, tai yra tas polipropileno ta medžiaga, jinai yra suvirinama tik tai viena siūlė iš vidaus ir jinai praktiškai 100% išlaiko savo garantinį naudojimo laiką hermetiškumą. Tai yra labai patogu eksploatacijos požiūrį. Antras svarbus klausimas, kurį reikia išspręsti, tai yra krosnelės tipas. Kaip matome, krosnelių tipai yra dviejų rūšių. Tai yra krosnelė viduje arba išorinė krosnelė. Vidinė krosnelė savaime suprantama, jinai užima kubilo vietą. Ir jeigu kubilas yra parenkamas mažesnio diametro, tai yra 3-4 žmonėm, tai tas yra erdvės sumažėjimas yra ženklus. Jeigu yra pasirenkama išorinis krosnelės tipas, tai visų pirma, uždengimas pačio kubilo yra žymiai patogesnis, nes visas perimetras yra atviras.
Dar vienas dalykas, kada nereikia naudoti kubilo, baigėsi sezonas, labai lengva atjungti tą krosnelę ir kažkur išgabenti toliau nuo ilgapirščių, kad nebūtų paskui nemalonumų, jog jūs jau pavasarį neberasit jos. Kas liečia patį kubilo dydį, tai yra tokie visuotinai priimtini standartai nuo 1,50 m diametras iki 2,20 m. Kaip taisyklė, vidutiniai šeimai užtenka maždaug 1,80 cm diametro kubilo. Kaimo turizmo sodybose, kur dažnai būna didelės kompanijos, daug svečių, tai galima ir 2 metrų, ir 2,20 m. Tai yra tikslinga tokį diametrą naudoti. Renkantis kubilą, nepamirškite, kad yra tokia galimybė kaip džakuzi funkcijos įmontavimas. Tai yra speciali orapūtė montuojama prie kubilo korpuso ir purkštukų pagalba pučiamas oras, tai yra vandens burbuliukai ir oro burbuliukai pagyvina patį vandenį. Be to, žinoma, galimas ir LED apšvietimo įrengimas kubilo viduje, kas padarys labai malonų patį buvimą ir maudynės tamsių paros metu labai romantišką atmosferą sukuriantis. Pasirinkti kubilą rekomenduojama tiems, kurie sunkiai ištveria saunos karštį arba garinės pirties drėgnumą. Specialistai jau seniai nustatė, kad maudymasis karštame, augaliniais ekstraktais kvepiančiame kubilo vandenyje teigiamai įtakoja sąnarių, endokrininės, nervų ir kraujagyslių sistemų veiklą, stiprina imuninę sistemą, pagreitina įvairių susirgimų gydymą bei potrauminę reabilitaciją.